skirkime dėmesio kažkiek tai, kad paaiškinti kiekvieną iš 6 rutinos žingsnių. Kas svarbu kiekviename žingsnyje? Kas svarbu yra pridipė, kas svarbu yra valyme, kas svarbu yra numelžime, pauzėje, kurią mes išlaukiam iki aparato uždėjime, postdipė. Kokie pagrindiniai key momentai yra tose visose procesuose? Pradėkim nuo pridipo. Pridipas yra svarbus tam, kad išdezinfikuoti spenius ir tam, kad visą tą purvą, kuris yra ant spenių, kad jį truputį atitarpinti, kad spenių būtų galima lengvai ir greitai nuvalyti. Bet tie pridipai veikia tik tada, kai mes išlaikome jų mažiausiai 30 sekundžių ant spenių. Tai reiškia, aš negaliu pradėti valyti spenius iš karto, kai aš užtaikiau pridipą. Man reikia išlaukti 20-30 sekundžių. Tai nebūtina, man reikia stovėti prie kiekvienos karvės ir laukti 30 sekundžių. Aš galiu užtaikyti pridipą 5, 8, 12 karvių, tada sugrįžti prie pirmos, per tą laiką jau praeis 20-30 sekundžių ir aš galėsiu jau pradėti valyti spenius. Tai vat svarbus momentas su pridipu, kad jisai dezinfikuoja ir tą dezinfekciją reikia išlaikyti mažiausiai 30 sekundžių. Antras žingsnis – numelžinėjimas. Numelžinėjimas yra svarbus tam, kad aptikti mastytą. Tam, kad išmelžti kiekvieną spenį ir pasižiūrėti, ar švarus yra pienas, ar jame nėra mastyto požymių. O taip pat tai yra pienas, kuris yra senas pienas, kuris buvo nešiojamas pusę dienos spenyse ir ten yra daug bakterijų. Tai vat svarbus momentas mastyto aptikimas. Trečias žingsnis – spenių valymas. Tai čia jau aišku, kad nuvalyti spenius tam, kad jie būtų švarūs ir sausi, kad melžimo aparatas būtų uždėtas ant sausų švarių spenių tam, kad pienas, kurį mes melžim, būtų švarus. Labai svarbu kruopščiai išvalyti kiekvieną spenį, ypač spenių galiukus, iš kurio bėga pienas. O dabar pakalbėkime apie laiko tarpą tarp stimulacijos ir melžimo aparato uždėjimo. Karvės organizmas taip sukurtas, kad jos pienas yra gaminamas oveoliuose, o atiduodamas per tešmenį. Tam, kad pienas iš oveolių nusileistų į tešmenį, karvei reikia duoti signalą. Tas signalas yra, pavyzdžiui, veršiuko priėjimas ir jisai sako, mama, aš noriu pieną, jisai stipriai stimuliuoja karvės tešmenį ir tada karvė supranta, kad reikia atiduoti vaikui pieną. Tai ta stimulacija gali būti ir numelžinėjimas, ir valymas, ką jūs atliksit pirmiau. Karvė į smegenis gauna signalą, kad reikia atiduoti pieną ir tada pradeda veikti organizme hormonas oksitocinas. Tam, kad jisai pradėtų veikti ir praeitų per visą organizmą, prireikia maždaug 1–1,5 minutės. Būtent todėl reikia išlaikyti šitą laiko tarpą, tam, kad karvė atleistų visą pieną ir mes uždėtume aparatą ant tešmens pilno pieno, o ne ant tuščio. Melžimo aparato uždėjimas. Šiame momente yra svarbu uždėti labai greitai melžimo aparatą tam, kad kuo mažiau oro patektų į sistemą, kad aparatas kuo mažiau švilptų. Postdip yra labai svarbus, nes kai karvė yra pamelžta, jos pieno kanalas yra atidarytas maždaug 40 minučių po melžimo ir kol jisai užsidaro, per tą laiką į spenį gali patekti visi mikroorganizmai, patogenai, bakterijos, kurių yra labai daug tvarte. Būtent todėl tas postdip dezinfekcija jinai padeda apsaugoti spenį nuo šitų visų mikroorganizmų patekimo į spenio vidų. Todėl jisai yra būtinas ir labai svarbus kiekvieną spenį iki pat galo išdezinfikuoti. Įdėmiai klausiau, Julija, tavo 6 žingsnių sistemą ir nepastebėjau aparatų nuėmimo. Kaip yra su aparatų nuėmimo? Dažniausiai tokiuose aikštelėse ir panašiuose, kaip mes dabar esame, melžimo aparatų nuėmimas vyksta automatiškai. Ir tai yra melžimo aikštelės nustatymai,
Ir apie tai galim padaryti dar atskirą ilgą video apie melžimo aikštelės nustatymus. Ir atidėkim čia ne šiandien. Bet vienas labai svarbus momentas, kurį norėčiau pasakyti apie tai, nes tai yra tikrai labai geras klausimas, tai yra viena klaida, kuri dažnai naudoja ūkiai melžimo aparato nuėmime, tai uždeda rankinį melžimo aparato nuėmimą, ta prasme, melžimo aparatas nenuimamas iš karto automatiškai, o laukia, kol žmogus prieina. Tai tokiu būdu mes darome permelžimą karviai, karvė išmelžima tuščiai ir traumuojam melžimo kanalą ir karvių spenius. Buvo paminėta tikrai labai svarbi klaida ir aš dar netgi norėčiau pridėti, ką aš esu mačiusi aikštelėse. Tai vyksta ne tik tai rankinis nuėmimas, bet ir prieš nuėmimą patempimas aparato. Dar melžėjas nusistato rankinį nuėmimą, tada jį patempia, tada tuščiai pamelžia kurį laiko ir tada jau galiausia jau ir karvė pati netgi pradeda spardytis ir numetinėti aparatą, ir tada jau gerai jisai būna nuimamas.